Sveiki, tai štai pradedu vloginti. Žodžiu, jau šiandien matau, kad nesėkminga diena. Nuėjom su Luku ir Tomu. Norėjau palikti vaikus ir varyti vieną į centrą, nes šiandien madų savaitė prasideda, mados savaitė. Gavau varysiu iki centro, susitariau su draugė Laura susitikti. Ir ką jūs galvojate, Andrius išvažiavo darbo reikalais ir aš su Luku ir Tomu turėjau eiti. Pasiėmiau juos, Lukas nukrito, pasiėmė valgyti pizzą, išsiterliojo, vidury gatvės ėjo pametė, pradėjo verkti. Žodžiu, susinervinau, sakau, viskas, einam namo ir grįžom dabar namo. Žodžiu, šiandien į tą mados savaitę į centrą nevažiuosiu, nes su vaikais nekas. Dar su abiem, dar vieną, kad pasimčiau, dar ramiau, taip, kai su dviem. Tai va, dabar ruošiamės eiti į gimtadienį pas Kamilę. Va, einu rašyti atvirutę ir vaikai pasirašys sveikinimą. Parašyta, tai labai gerai, kad tik tai nuo ko ir kam. Tai va čia dovanėlės. Kycės, baikit ten krapštytis. Šiandien dar kažkas, vat, gal gero bus, sakau, va, kai į tą gimtadienį nueisim pas vaikus, vaikai pažais, gal visiems nuotaika pakils, nes karo čia. Ir šalta, apsirengiam taip plonai šiandien, galvom geras oras. Šalta, vėjas pučia, aš užsidėjau skrybelioką, vėjas nuputė. Aišku, sugavau taip su ranka, bet karočią. Nekokia diena. Žiūrėsim, kaip seksis toliau. Įdomu, kaip jūsų diena, ką? Ar būna tokių ir jums nesėkmingų dienų, kad tik tai iškišinosi iš namų ir jau bėda už bėdos. Va, mes jau važiuojam. Tomas verkia, karšta, nenori sėdėti. Lukas jau ten miega. Sakė, dar nemiega. Bet jau netoli, ką tik gulėjo miego. Labai lėtai judam. Tai va, velkamės. Žiūrėsim, kada. Nors čia netoli labai, bet labai ilgai važiuojam kažkaip tais. Tai va. Tomai, sakysi, ką nors? Pikčiurna. O, koks pikčiurna. Toliau. Koks tortas paimas. Žodžiu, grįžom. Eina sau. Aš buvau ir Lukas ir Tomas. Ir žinot, tas gimtadienis vyko playground'e, kur aikštelė žaidimų tam. Kaip aš pavargau, jau labai gerai, kad dėl Luko nereikia rūpintis, jisai ten eina, lipa ir tu jau žinai, kad jisai didesnis, tavim pasirūpinti, ten nenukris, nes ten viskas apminkštinta, kad nenukristų ir taip toliau. Bet Tomas tai, kur mažiukai, kad žaistų, ne, jis eina ten kitur, tai ir aš turėjau šokti iš batų ir paskui jį lakstyti, tai žodžiu. Pasportavau, tai kaip, už savaitę tikriausiai. Ir tai dar ne viskas. Po to, kai reikėjo išeiti, aš jau iškviečiau taksą, kad greičiau atvažiuoti, jau važiuosiu. Ir nerandu Luko. Laukiu, šukalioju visur, o Luko nėra, Basė. O jisai ten apačioj su kitais vaikais didesniais, aš net negavau, kad jisai ten bus, kur dideli jau. Jisai futbolą žaidžia. Priejau, šaukiu, Lukai, mes jau su Tomu apsirengę, Lukai, ateik, atsisveikinti reikia ir jau kad eisim. Jau mūsų taksi, sakau, laukia. O tas, ne, aš dar žaidžiu. Ojei, žodžiu. Tai turėjau vėl šokti iš batų, vėl lysti ten pro tuos tokias kamurkytės, per tuos rutuliukus ir eiti jį ištraukti iš tenai. Tai štai, 2 valandas žaidė ir tai jiems negana. Tai va, labai smagiai praleidom laiką šiaip. Bet pavargau, tai žiauriai tokia išsitaškus, ištiškus jaučiuosi. Jo, su vaikais tai būna. Gavau, kad eičiau su kuom nors, tai, ar Edgaras tada jau prižiūrėtų, man būtų ramiau. Arba Andrius, o jau kai viena, taip, tai, jei su jais dviejais. Tai va, šiaip labai smagiai, viskas čikidoki. O dabar laukiu, turi ateiti, atvažiuoti kačiuko dar vieno pasimti, parodysiu, kokį dabar paims. Atsisveikink su žiūrovais, jie tave matė, kai tik gimei, o dabar tu mumis paliksi, taip ir daugiau nesirodysi. Pas draugę išvažiuoti, gal dar užsuksim kada ir
aplankysim. Tai va, šitą strėlytę, plaukai lenda, šitą strėlytę jau mumis šiandien palieka ir dar turi atvažiuoti po to pasimti ryžiuko. Tai štai ir liks jau tik tai mūsų kudlė ir mamytė. O, jau beldžia, gal ir atvažiavo. Einu pažiūrėti. Nu ką, spėjom ir atsisveikinti, strėlytė spėjo su jumis atsisveikinti. Kaip tik ir atėjo berniukas su tėčiu ir va pasiėmė kačiuką. Tai va dar 2 liko, ta kudlė ir ryžiukas, bet jau, oi, tamsu, bet jau ryžiuką turėtų atvažiuoti Laura pasiimti šiandien. Tiek, kol kas naujienų ir nenaujienų. Atėjau išsirinkti kavos ir nežinau, kokia čia gerai yra tam Aldi. Šitą gal nieko. Grįžau iš parduotuvės, tai va kažkas prašė, kad vis parodyčiau, ką maisto perkuosi. Tai va čia greit ką, ryžių, makaronai tokie ilgi sukti, tokie, ar ne čia? Jo, sukti tik sulūžę pas mane dabar. Čia paėmiau į salotas, nes aš stengiuosi mėsos nevalgyti, tai, bet vaikai valgo ir Andrius valgo, sakė, nekankink mūsų savo nesąmonėm. Tai paėmiau va tokią pancetą, pjaustytą čionais, pakepti arba, pusryčiams gerai, arba su kiaušiniais, arba į salotas pakepti. Čia dar kažkokią salenį dešrytę radau, sūrį, štai ekstra matūrą, mozzarellos kelis sūriukus, French brie, šitą sūrį labai mėgstu, labai skanus mūsų mėgiamiausias. Čia ant makaronų užsidėti ryžių. Jėtus, kaip nusišneku, kavos neišgėrus. Padažas, sūrio ir bacon, kaip to, kumpio. Tipo padažiukas toksai, ant makaronų dedu arba kai kokį ten kepu kokį. Žodžiu, sunku kalbėti šiandien taip. Paprika, sojų padažas lengvas, šviesus, avokadas salotom vištienos, pasiėmiau vištienos tų krūtinėlių į salotom, po to pomidoriukai, agurkai ir kava. Jau atsidariau, eisiu gerti, bet žiūriu, kad pasiėmiau net nenorėdama be kofeino kavą. Bet sakiau, reikės prie jos prieiti, man likimas padarė, kad greičiau prie jos prieičiau, tai va, jau dabar be kofeino, reikės gerti, žiūrėti, ar numuš galvos skausmą ar ne, nes būna, kad tik įsitikinimas. Tai va, žiūrėsim, viską nors pamirštu parodyti. Va, dar tokių kelis indelius paėmiau, tai darysim vaisių salotą su vaikais, labai mėgsta, visokių vaisių tokių priėmi marinuotų ir plom, prikrauni su jogurtu arba šiaip su sultim, tai labai skanu, va, jų sultise arba su kokiu jogurtu pasidarim. Ir radau dar tą vieną, nes pirmiau šito nebuvo, nemačiau, dabar dar pasiėmiau vaivorykštinių štai tokių pipirų įvairių spalvyčių ir susimali čianais ir gaunasi. Va. Čia kažkuriam video rodžiau, kai pirkau tokius kitokius, ten su druska daro, va dabar dar tokį papildymą pirkau vieną.